žmogui faktiškai jau nuskenavus jo kūną, galima matyti, kuo žmogus gyvena, kokios jo yra vertybės, koks yra jo žvilgsnis į pasaulį, kokia jo laikysena, kokia pečių padėtis. Faktiškai iš tikrųjų labai daug galima pasakyti. Tiesiog žmogus turi sekti save, kaip jisai jaučiasi viešose vietose. Paprastai mes, kai būname patys su savimi, mes savęs nefiksuojam. Bet kai mes būname viešose vietose, žmonės pradeda jausti, kad susikausto pečiai, įsitempia krūtinės ląsta, kažkaip tarsi nesutampa rankų ir kojų judesiai, darosi kapota eisena. Faktiškai žmonės tai jaučia, todėl kad tai nėra natūralu. Žmonės pradeda vengti tada eiti viešas vietas, kažkaip negali išreikšti rišliai minčių. Tai reiškia, kad žmogus labiau bando prisitaikyti, atitikti visuomenės normas ir turi kažkokių tai psichologinių problemų, kurios jam neleidžia būti savimi. Visuomet, žinokit, yra taip. Faktiškai netgi ir jeigu įvyksta kažkokios traumos su žmogumi, ne, ir jeigu su žmogumi bendrauji, atseki įvykius, kur prasidėjo, jau kaip ir kryptingas ėjimas link tos traumos, ten išsidėsto visa eiga. Ta prasme, galima matyti, ne, kad žmogus kažkur tai įsitempė, kažkur tai nenorėjo eiti, ten vidiniai pasipriešinimai visokie sukyla. Ir tenai vyksta tos traumos, pačios paprasčiausios kojos niktelėjimas, ten jau sudėtingi tenai lūžiai, ten iki autoavarijų, yra tokie dalykai. Vėlgi, kiekvieno žmogaus gyvenime yra buvusių tokių situacijų, kai kažkur tai labai nenori eiti, bet tu žinai, kad tau vis tiek reikia, tai yra neišvengiama, ir prasideda ten galvos skausmai, pykinimas, vaikam net temperatūros pakyla, kai nenori mokyklai. Visų pirma, reikia savęs paklausti, kodėl aš bijau ir kodėl aš aplamai ruošiuosi tą veiksmą daryti. Todėl, kad siela sako nenoriu, protas sako reikia, o daro kūnas. Kūnas, jeigu šnekėti apie kūną, taip, jisai gyvena džiaugsmo hormono sąskaita, tai yra jo tarsi maistas. Jisai daro veiksmą ir jisai iš mūsų prašo saldainių. O mes, jeigu darome kažką prieš save, ten nesiskiria tas džiaugsmo hormonas. Tai faktiškai suderinimo būdai su savimi yra tik tai 3. Bent man yra žinomi, arba tie, kurie tikrai kažkaip tai įprasmina veiksmą. Tai yra pirmas, savo reikia užduoti klausimą, kokią aš savybę vystau. Bet jeigu aš darysiu tai, kas man nepatinka, kokia savybė vystys? Kas ten kantrybė, tolerancija, diplomatija, nuolankumas, išradingumas. Kaip žmogui susigaudyti, kad kūnas sutiko? Nes protas gali prigalvoti viską. Jisai viską pagrys, vienu metu visas savybės vystys ir taip toliau. Įsiskiria papildomas energijos kiekis. Bet toks tarsi impulsas daryti. Arba, kaip sako žmogus, pats savo meta iššūkį. Jeigu jau taip neišeina, jau joks impulsas nesiskiria, tada kaip aš save už tai apdovanosiu? O dabar aš padarysiu tą darbą ir, kaip aš sakau, mažiausiai ledų porcija. Turi būti kažkokia tai dovana, kūnui turi būti fizinė dovana. Kartais žmonės maišo, ne, čia bet toks dalykas, sako, aš padirbsiu darbą, nueisiu, pamedituosiu ir man bus gera. Ne visai taip. Meditacija reikalinga tam, kad kūnas gautų džiaugsmo hormonų iš mažesnio materijos kiekio. Kitaip sakant, jeigu aš meditacijom neužsiimu, ta prasme, nekeliu savo dvasingumo lygio, ne, ten su supratimo pojūčiu, tai man reikės 3 litrų aviečių. O jeigu aš medituoju, ne, aš ir nuo vienos avietės gausiu tiek pat džiaugsmo. Dar yra vienas niuansas, ne, dar yra trečias klausimas. Irgi labai svarbus. Jeigu nerandame atsakymų į pirmus tos 2 klausimus, vadinasi, reikia savo užduoti klausimą, kodėl man patinka daryti tai, kas man nepatinka. Nes nemažai žmonių tiesiog tarsi kenkdami savo irgi jaučia pasitenkinimą. Kaip paradoksalu nebūtų.